Sveiki gyvi, atvykę į mūsų kasmetinį renginį. Pastaruoju metu inicijuota ne viena pertvarka šalies švietimo sistemoje. Nors valstybės lygių deklaruojamas švietimo prioritetas akivaizdu, švietimo darbuotojų padėtis negerėja. Tai suprasdama ir reaguodama į nepakankamai sprendžiamas problemas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga 2023 m. rugpjūčio 22 dieną po mokymuose vykusio susitikimo su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais nusprendė tų metų rugsėjo 15 dieną skelbti įspėjamąjį, o nuo rugsėjo 29 dienos tikrąjį streiką. Kas balsuoja, kad kolektyvinis ginčas neįspręstas? Kas už? – 2018 metais, išeidami iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, mes tikėjomės, kad mokytojus išgirdo. Deja, ši vyriausybė nesilaiko nei duotų pažadų ir nevykdo įsipareigojimų. Negalime likti tik stebėtojais ir žiūrėti, kaip griaunama švietimo sistema. Privalome imtis atsakomybės ir kartu keisti. Aš turėčiau stovėti čia, savo klasėje, būti kartu su savo mokiniais ir veikti tai, ką labiausiai mėgstu. Tai yra dėstyti jiems ir pasakoti apie literatūrą, kultūrą arba taisyklingą kalbėjimą. Deja, politikų ir aukščiausių lygio valdininkų sprendimai įpareigojo mane iškeliauti. Ir šiandien aš pradedu piligriminį kelią per Lietuvą, pėsčiomis iš Klaipėdos į Vilnių. Kaip kažkada Daukantas ėjo tam, kad pasiektų šviesą, mes iškeliaujame kiekvienas iš savo miestelio tam, kad irgi pasiektume švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, pasiektume jų sąžinę, pasiektume jų norą realiai spręsti problemas. Todėl sveikinu šiandieną visus čia susirinkusius ir noriu akcentuoti, kad tai, ką mes darome, ir yra demokratinės valstybės privilegija. Neilgai trukus startavo išskirtinis projektas pavadinimu Streiko kelias. Iš įvairių Lietuvos vietų link Vilniaus pėsčiomis išėjo mokytojai ir juos palaikančios komandos. Nuo Zarasų ėjęs pirmininkas Andrius Navickas ir jo komanda pakeliui Riešėje dar sudalyvavo derybose su ministerijos atstovais. Jie simboliškai Vilnių pasiekė per mokytojų dieną. Tačiau ilgiausią kelią nuėjo komanda, kurios lyderė profsąjungos pavaduotoja Lilija Bručkienė. Jie per 14 dienų iš Klaipėdos pėsčiomis pasiekė Vilnių. Socialinėse medijose buvo reguliariai atnaujinamos žinios apie mokytojos Lilijos Bručkienės ir jos kolegų žygį pėsčiomis per Lietuvą. Streiko kelio įrašai kasdien pasiekdavo nuo kelių šimtų iki rekordinės 170 000 neabejingų žmonių auditorijos. Augo žiniasklaidos susidomėjimas, netilo ir telefonų skambučiai siūlantys pagalbą pervežti žygiuojančių daiktus, atvežti šilto maisto, čiužinių, lietpalčių, geriamo vandens, šiltų drabužių, medikamentų suvargusiom žygeivių kojoms, išdžiovinti per liūtį sušlapusius batus ir taip toliau. Šitoj mokyklai ir buvau rajone švietimo darbuotojų 12 metų profsąjungos pirmininkė, 50 metų atiduota švietimui, bet jau aš eiti nesugebėčiau. Žaviuosi, kad jūs einate ir stovite už tuos, kurie negali, neturi jėgų, bet supranta reikalą, kad švietimietis, pedagogas pagaliau būtų savo vietoje. Visą streiko kelią kartu įveikė Klaipėdos Vydūno gimnazijos istorijos mokytoja Maja Petrovienė, Lilijos auklėtinės Mileta Juknevičiūtė, Urtė Stalaučinskytė, Rūta Razmaitė, mokinė devintokė Erika Andrijauskaitė. O kur dar išskirtinė komanda, beveik 24 valandas, 7 dienas per savaitę dirbusi iš namų,
kuri rūpinasi tiek sklandžių keliavimu, tiek ir streiko sklaida socialiniuose tinkluose. Tuo pačiu metu beveik 2 savaitės praktiškai ištisomis paromis buvo organizuojami įvairūs renginiai Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje. Diskusijos, pokalbiai, susitikimai su įvairiais žmonėmis, koncertai ir kitos pilietiškumo akcijos telkia žmonės dar karščiau palaikyti streiko idėjas. Man asmeniškai būtent Hamletas yra mokytojas, kuris dirba iš pašaukimo. Nes vis tiek tas žmogus, kuris ateina į mokyklą, kuris jaučia pašaukimą eiti, jisai turi kažkokį kilnesnį tikslą, neišvengiamai. Hamletas savo irgi sužinojęs visas šitas intrigas, jisai užsibrėžė tikslą pakeisti išgverusi pasaulį, išgverusią gadynę. Ne, tai norėtųsi tos laisvės turbūt mokytojų daugiau. Labai norėtųsi, kad mokytojais pasitikėtų. Ar ne, nes jie yra savo sričių profesionalai. Norėčiau, kad mokyklos nebūtų labai didelis. Bet aš lygiai taip pat, kaip sakote, norėčiau, kad kolegos, su kuriais dirbtume, būtų laimingi. Visi būtume bičiuliai draugai, ko nėra dabar Lietuvoje. Žiūrim, ar nematom atskiras profsąjungas, ar ne? Iš pradžių buvo kalbėta apie 2 profsąjungas, bet prieš pat streiką 4 profsąjungos prieš vieną jūsų profsąjungą. Tai maždaug taip, žiūrėkite, šitiems nepatinka, visiems kitiems tinka, žodžiu, daro kaip tinka tiems kitiems, o ne šitiems, nes tų kitų nuomonė sutampa su mūsų nuomonė. Lygiai tas pats būdavo visur, ar tai būtų literatūros programa, ar tai būtų tarpinių atsiskaitimų problema, visur. Užtenka ministerijai 2 lojalių jos poziciją palaikančių žmonių ar organizacijų ir visos kitos bus nurašytos. Ir tai yra, ta piktžaizdė, tai yra nelankstumas. Aš nesakau, kad ten kitos asociacijos ar yra kažkokiai blogos, jiems tie interesai, kaip sakant, jų patenkinami, jie ir nesikiša ten į lietuvinistų ar matematikų problemas. Bet mes kalbam apie tai, kad vadinasi, nėra lankstumo ir vadybinio kūrybiškumo. Čia kaip iš mokytojų reikalauja pedagoginio kūrybiškumo, taip iš politikų ir valdininkų mes norim pareikalauti to vadybinio kūrybiškumo. Jūs raskite tos išeities taškus, jūs bent paieškokite jų. Mes tikrai galime užtikrinti tą mokymosi lygį. Aš pati dėstau užsienį ir nematau jokių problemų, kad mes negalėtume dėstyti kažkaip kitaip. Tikrai pas mus užtenka ir mokslininkų, ir mokytojų, ir viską. Tai linkiu jums sėkmės. Aš tos skaičius perdaviau. Jūs visada, kai kas nors ateis iš vyriausybės, parodykit juos ir paklauskit, kur šitie pinigai. Diskusijose apie švietimo situaciją Lietuvoje dalyvavo ekonomistė, finansų ekspertė Margarita Starkevičiūtė, politologas Vytautas Dumbliauskas, edukologijos profesorė habilituota daktarė Vilija Targamadzė, docentai Liutauras Gudžinskas, Mantas Martišius, mokytojai Alius Avčininkas, Robertas Ramanauskas, Paulius Sungaila, Mindaugas Grigaitis, Vilija Mataitė Grigaitienė, Vilija Šeputienė ir kiti viešieji intelektualai. Diskusijose taip pat dalyvavo ir tuometinis ministras Gintautas Jakštas. Sprendžia, tai skamba tas ateik pasikalbėk su manim vienas asmeniškai, siūlau bent dviese, jeigu eisit, kolegos. Tai mes laukiam iš tikrųjų sisteminio požiūrio ir sisteminio tokio matymačio. Dėkui, tai kalbamės visais formatais, kalbamės ir šiuo formatu, tačiau sakau, ne visi nori išstot aikštę ir užduot klausimą. Vakarais, tiesioginių transliacijų metu, Vinco Kudirkos aikštėje beveik apsigyvenę mokytojai galėjo pabendrauti su tais, kurie nešė žinią apie švietimo situaciją streiko kelyje. Šiandien keliavom iš Antalieptės inovatorių slėnio. Prie mūsų žygio dar prisijungė 8 Utenos mokytojai, kurie keliavo kartu. Tai po to, kai įėjom į miestą, dar pasitiko būrys mokytojų apie 50-60, tai tikrai buvo smagu. Pakelėje irgi mokytojai sutiko, atvežė obuolių, arbatos, buvo
Labai gera nuotaika, labai sparčiai ėjom, šiandien 29 km įveikėm per 7 valandas kažkur. Čia labai stipru. O kiek jums liko kilometrų nueiti iki Vilniaus? Iki Vilniaus lieka tik 100 km, labai norėčiau suspėti. Šiandien sulaukėme pakankamai gausaus palaikytojų būrio, nes prisijungė tėveliai, kurie darbo dienomis eina į darbą, prisijungė mokinių, kuriem paskui reikia į pamokas eiti. Žodžiu, šiandien buvom gausus ir linksmas būrys. Ėjome senuoju Žemaičių plentu, kuriuo nenutrūkstančių srautų keliavo žmonės į Rietavo turgų arba atgal. Ir signalizavo, mojavo, stojo su mumis pasisveikinti, pirko ir atnešė dovanų. Žodžiu, nuotaika buvo puiki ir iš tikrųjų mes skleidžiame žinią apie streikuojančius mokytojus, apie tai, kad juos palaiko pakankamai didelė bendruomenė ir man atrodo viskas labai gerai. Šaunu girdėti. Pedagogų streiką visapusiškai palaikė ir jaunoji karta. Lietuvos mokinių sąjunga padėjo organizuoti ir įgyvendinti renginius Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje, dovanojo savo koncertus, dalinosi įžvalgomis, dirbo su streiko kelio logistiniais sprendimais. Ačiū Jums, iš tikrųjų labai gera girdėti, matyti socialiniuose tinkluose, kaip mokytojai iš Klaipėdos, iš Zarasų, iš Marijampolės, iš Panevėžio, iš Alytaus eina ne vieni, jie eina kartu su savo mokiniais, jie juos veda mokykloje kiekvieną dieną 12 metų ir dabar juos veda šiame kelyje. Man iš tikrųjų atrodo, kad kartu mes galime pasiekti daugiau, mes galime atkreipti valdžios ir sprendimų priėmėjų dėmesį į švietimo problematiką ir pasakyti visiems visuomenėje, kad mums iš tikrųjų reikėtų kartu atsisėsti, strategiškai pasižiūrėti į švietimo srityje esančias problemas ir sugalvoti, kaip jas reikia spręsti. Jos nėra lengvos, bet jas reikia spręsti, reikia apie tai kalbėti. Nemaža dalis įvairaus amžiaus mokinių iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių žygiavo kartu su savo mokytojais streiko kelyje. Buvo net kelios istorijos, kai jaunimas, atvykęs moraliai palaikyti pro šalį keliaujančių, patys jungėsi 20-30 km ar net kelioms dienoms. Savaitgaliais ėjo mokiniai iš tų mokyklų, kuriuose mokytojai net nestreikavo. Jie sakė, kad supranta šito pilietinio protesto prasmę ir žino, kad tai žygis ir už jų ateitį. Į kelią jungėsi net iki mokyklinės įstaigas lankantis mažieji, kurios atsivežė pilietiškai nusiteikę tėvai. Jų visų jaunatviška energija, sąmoningumas ir solidarumas buvo ta bendrystė, kuri padėjo įveikti visus kilusius iššūkius, kuri parodė, jog streikas nėra tik apie dabartį ir pinigus. Jis jungia ištisas kartas, nebeingas tai situacijai, kuri klostosi švietime. Beje, jaunimas ne tik padėjo skleisti streiko idėjas, bet ir savo kūrybinėmis įžvalgomis, tikrąja to žodžio prasme, sudrebino socialinius tinklus. Dėmesio į ekraną. Streiko kelyje iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių žygiavę pedagogų bendruomenės atstovai
ir juos palaikantieji susidūrė su įvairiais iššūkiais. Teko žygiuoti per lietų, audrą, atšiaurų vėją, per dieną įveikti po kelias dešimtis kilometrų. Teko susidurti su įvairiomis politinėmis ar į politiką pretenduojančiomis jėgomis, kurios bandė pasinaudoti streiko situaciją ir manipuliuoti ją savo naudai. Savaime suprantama, tokiais atvejais buvo nuolat akcentuojama, jog su streiku susijusią medžiagą naudoti politiniais tikslais yra draudžiama. Tiesa, ne visi šiame kelyje sutikti politikai buvo savanaudžiai. Buvo Seimo narių, vietinių politikų, kurie pasitiko, lydėjo, atvežė vitaminų, mineralų, pasirūpino, kad žygeiviai būtų pamaitinti, suteikė transporto priemonės daiktams pervežti. Žodžiu, vienaip ar kitaip padėjo streiko kelyje žygiavusiems bendrapiliečiams. Šiandien mes pajudam toliau ir kad, kaip matote, mūsų būrys gausėja. Mūsų daugėja, palaikymo irgi daugėja, tai kad į Vilnių traukia iš esmės simboliškai visa Lietuva. Mes laukiame iš ministerijos, iš vyriausybės, iš politikų ryžtingų sprendimų, ne imitacijų, ne kažkokių netikrų pasirašymų, o ryžtingų sprendimų, kad galėtume išgelbėti Lietuvą ir Lietuvos švietimą iš krizės. Būkit geri, ryžkitės tikriems pokyčiams. Mes jumis tikime. Iki. Antrąją streiko savaitę buvo dienų, kai reikėjo įveikti ir po 40-43 km per dieną. Tai ypač sudėtinga buvo dėl to, kad norint nepažeisti eismo taisyklių, nakvynės vietą reikėjo pasiekti iki sutemstant. Todėl logistika besirūpinantis bendražygiai nekartą kreipėsi į vietinius gyventojus, kad palydėtų ir padėtų sutrumpinti kelią tik jiems žinomais takeliais. Dažniausiai vietinės bendruomenės, priimančios nakvyniai, pasirūpindavo ne tik miegojimų skirtais patogumais, ne tik maitinimu, bet ir meninė programa. Raudondvario pasitikimas. Ateina, skamba visas Grigiškės. Nieko savo. Grigiškės šviesos gimnazija. Nieko savo. Pamajuojam.
Ei, Lilė, labas. Duogi labas. Jėzau, pasižiūrėk. Ar gerą kelią svečiai keliavo, ar gerą kelią svečiai keliavo, ar nesutiko vilko ant kelio, ar nesutiko vilko ant kelio. Tai gerą kelią svečiai keliavo, tai gerą kelią svečiai keliavo, tai nesutiko vilko ant kelio, tai nesutiko vilko ant kelio. Pagaliau išaušo spalio 12 diena. Iš Grigiškių paskutinės nakvynės vietos streiko keliu pajudėjo apie 200 žmonių. Pakeliui jungėsi tiek palaikančių, kad Kudirkos aikštę pasiekė apie 3000 žmonių minia. Einant per Vilnių atrodė, kad nesimatė nei pradžios, nei pabaigos. Kaip fainiai! Taigi mes keliavom per Lietuvą ir pažinom labai daug mokytojų, pažinom labai daug bendruomenių ir aš mačiau tą Lietuvą, apie kurią aš svajojau. Vieninga ne gyventojų, o piliečių Lietuvą. Su senutėmis, kurios išeina į kiemelį palaukti, kol mes praeisim pro šalį. Su kaimo žmonėmis, kurie atlekia su medaus stiklainiais mus pasveikinti. Su žmonėmis jaunais, kurie ateina paploti ir paskui sako, ai mes su jumis dar kokie 20 km paeisime. Iš tikrųjų su begalė jaunimo. Aš labai džiaugiuosi šito jaunimu, kuris lydi mane. Labai jis didžiuojasi, labai jis myliu. Aš labai džiaugiuosi tuo jaunimu, kuris atėjo kartu su mumis. Žiūrėkit, brangieji, jūs esate ta mūsų Lietuvos ateitis. Mes čia dėl jūsų. Jūs turite ją toliau puoselėti, saugoti, kai jau mes išeisime užtarnautą poilsį. Būkit geri, saugokite savo tą Lietuvą mūsų bendrą. Užaukite, mokykitės, kad atpažintumėte, kas yra tikra, kas yra nuoširdu, kad sugebėtumėte, jeigu reikia, ir pakovoti. Kartais streikas yra gerai. Kartais streikas pasako tai, ko nedrįsta niekas. Kartais reikia drastiškų priemonių. Kartais reikia priemonių, kurios viršija mūsų galimybių ribas. Tai ačiū visiems, kurie buvote šitoje bendrystėje. Ačiū tiems, kurie padėjote. Ačiū nuostabiai mano komandai, kuri buvo užnugaris. Ačiū vaikams ir tėveliams, kurie buvo užnugaris. Tikrai jūs visi ir buvote ta stiprybė. Ypač ačiū šitai komandai, kuri lydėjo mane visą kelią. Aš žinau, kaip jiems buvo sunku. Aš žinau, kaip mes visi išgyvenom ypatingus bendrystės jausmus. Ir aš žinau, kaip mes visi savo laiku vieni ar kiti iš to gerumo apsiverkėm. Dėkui visiems, brangieji. Su demokratijos šventė šiandieną. Deja, su Švietimo mokslo ir sporto ministerija streiko metu 1,5 mėnesio vykdytos derybos nedavė priimtino rezultato. Buvo akivaizdu, kad jų tęsti nėra prasmės. Spalio 12 dienos mitinge viceministras Ramūnas Skaudžius paminėjo, kad viskas atiduota į Seimo narių rankas.
Pokyčių pagristai galima tikėtis nebent biudžeto svarstymo metu, todėl tikrasis streikas vis dar tikslingas. Tačiau iki spalio 25 dienos eiliniai posėdžiai Seime nerengiami. Antrasis svarstymas ir priėmimas, preliminariai gruodžio pradžioje, galėtų būti lemtingi, tikintis pokyčių. Atsižvelgiant į tas aplinkybės nuspręsta pereiti į pasyviąją streiko formą ir aktyviasias fazes tam tikrais lemtingais momentais. Pasirinktas optimalus sprendimas, kad būtų ne tik ilgalaikis moralinis, psichologinis, vertybinis poveikis, bet pasiekti ir trumpesni, nemažiau svarbus sprendimai su kuo mažesniais nuostoliais. Įdomu tai, kad toks posūkis neturėjo analogų Lietuvoje. Taip, streikuojantys mokytojai ne tik kūrė įvairias streiko formas, bet ir teisinius precedentus. Švietimo ir mokslo komitetas nepalaikė kompromisinio siūlymo nuo kitų metų didinti atlyginimus mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams 15% nuo sausio ir 15% nuo rugsėjo. O Seimo dauguma nepalaikė siūlomos rezoliucijos dėl švietimo darbuotojų darbo užmokesčio, derybų, dėl mokytojų streikų užbaigimo ir atlyginimo streikuojantiems užtikrinimo. Tiesa, komitete prireikė pirmininko Artūro Žukausko lemiamo sprendimo, nes balsai pasiskirstė po lygiai. Seime pritrūko 4 balsų. Tai rodė, kad vyksta atkakli kova ir dalis politikų abejoja dėl sprendimų. Oficialiai vis dar buvo tikinama, kad vidutinė mokytojo alga siekia 1407 eurus. Nepadėjo nei įvairūs straipsniai, nei žurnalistiniai tyrimai ir jų viešinimas. Reikėjo formos, kuri įgalintų visuomenę ir politikus suabejoti pateiktais duomenimis. Tokia forma buvo rasta lapkričio 22 dieną mitingo metu. Tai performansas mes prisiekėme. Mokytojai iš visos Lietuvos atšvietė savo algalapius, ėjo į sceną, viešino, kiek jie gauna už etatą ir prisiekė, kad jų atlyginimas nesiekia 1407 eurų. Prisiekiu, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Mano darbo užmokestis buvo paruošta gėlių puokštė tam, kurio užmokestis už etatą pasieks tuos išsvajotosius 1407 eurus. Deja, tokių neatsirado. Visa balsadėžėje sukaupta informacija buvo nunešta į Seimo kanceliariją, kad norintys politikai galėtų susipažinti su realia situacija. Ten pat nukeliavo ir gėlės su prašymu jas perduoti Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui Artūrui Žukauskui, kurio lemiamas balsas nulėmė nepalankius sprendimus. Gruodžio 5 dieną buvo svarstomas 2024 metų valstybės biudžetas. Streiko šalininkai šiame posėdyje ypač gausiai dalyvavo tikėdamiesi mokytojų bendruomenėje palankaus sprendimo. Iš karto apsaugos darbuotojai perspėjo, kad negalima turėti jokių plakatų, būtina laikyti santūriai ir tyliai. Iš anksto paruoštos ir laminuotos veto kortelės liko pavaduotojų rankinėse. Vis dar ruseno viltis, kad jų neprireiks. Deja, biudžeto svarstymas nebuvo palankus. Jo metu išgirdome tradicinius klišėmis per streiką jau tapusius teiginius. Todėl buvo priimtas sprendimas visiems išreikšti poziciją, visgi pasinaudojant tomis veto kortelėmis. Pavaduotojas jas pradėjo dalinti ir tai neprasprūdo pro budres apsaugininkų akis. Jie pasikvietė pastiprinimą, ėjo vis perspėdami, kad nieko negalima daryti. Kelis aktyvesnius mokytojus tiesiog paprašė išeiti iš tų patalpų, paėmė dalį kortelių ir grąžino tik paliekant Seimo rūmus. Bet streikuojančių mokytojų pozicija, atėjus laikui, buvo išsakyta. Vėliau kreiptas į prezidentą prašant vetuoti nepalankų mokytojams biudžetą. Nors viso streiko metu prezidentas Gitanas Nausėda reiškė palaikymą streikuojantiems švietimo darbuotojams, bet jam pritarus biudžetas visgi buvo patvirtintas. Taip,
Streikas – ribinė, konfliktinė situacija, bet visų pirma tai perspėjimas ir pagalbos šauksmas. Kai dar pačioje šio streiko pradžioje, sakė pirmininkas Andrius Navickas, streikas yra ne tikslas, o priemonė. Akivaizdu, kad švietimo sistema yra ties grėsminga riba, kai matom, jog geriausi mokytojai, geriausi kolegos traukiasi, o naujų nerandama. Dažnai politikams neužtenka drąsos priimti sprendimus, bet jau kyla grėsmė šaliai ir vaikų ateičiai. Norime kalbėti garsiai visuomeniai dabar, kad neprieitume tos ribinės situacijos, kai kelio atgal nebebus. Tai verčia imtis lyderystės, o ne būti stebėtojais. Šis streikas ilgas ir sudėtingas. Dėrybos strigo dorai net neprasidėjusios. Iki šiol gaji politikų tradicija spręsti problemas neieškant kompromisų su piliečiais, kurie reiškia nepasitenkinimą, o ieškant kelių, kaip juos kitų visuomenės narių akyse sukompromituoti. Bet jie priversti būti gerokai aktyvesni ir priimti tam tikrus švietimo bendruomeniai palankius sprendimus. Šis streikas turėjo ne vieną labai ryškų, savo idėjomis ir žinutėmis visuomeniai besiskiriantį etapą. Politikai kol kas nesiryžta imtis taip reikalingų, drąsių žingsnių, tačiau jie jau viešai pripažįsta tam tikras klaidas, netikslumus, savo netinkamus sprendimus. Taip pamažu, bet tikimės, negrįžtamai keičiasi politinės kultūros suvokimas ir judama į priekį. Vėliamės, kad kitas mūsų kartu su politikai žengtas žingsnis bus grįstas ne saviapgaulė, o bendradarbiavimu ir susitelkimu sprendžiant kylančias problemas. Tik einantys įveikia kelią.